Labas visom, na tai ką, kaip ir žadėjau, noriu šiek tiek iš arčiau parodyti gautą Liki virbalų siuntą. Kaip ir rašiau, yra proga susikurti savo spalvotą būtent rinkinį virbalų. Šiuo kartu rinkausi virbalus dalinai iš naujos kolekcijos jų. Tai būtent šie color spalvos mediniai virbalai, trumpinti ir standartinio ilgio, mano buvo išsirinkti, prisukami, nes tai yra jų šių metų naujiena. Tai aš tiesiog trumpai apžvelgsiu, kas atvyko, ir pačius virbalus elektroninėje parduotuvėje rasite per šią savaitę, tiksliau per savaitgalį, šiandien jau įkelt aš nespėsiu, bet būtinai pasidalinsiu, kai jų virbalai pasieks elektroninę parduotuvę. Tai aš tiesiog trumpai parodysiu, kokie atvyko, ir kaip matote, kiekvienas dydis yra skirtingų spalvų. Tai kiekviena norinti susikurti savo naują virbalų rinkinį, tai yra labai patogu, nes visų dydžių spalvos yra skirtingos. Tai štai, čia yra rožinė spalva, štai, čia irgi rožinė, čia standartiniai geltoni, rožiniai, yra žali ir kitų spalvų. Dar prie to paties, kažkaip aš visuomet per mažai užsakau valų, tai aš tikiuosi kažkuriam laikui jų užteks, tai aš užsakiau standartiškai juodos spalvos ir permatomus užsakiau. Kad tokie būtų daugiau universalesni, kad nederinti spalvų, tai užsakiau tikrai skirtingų dydžių. Man atrodo, ilgiausius 1,5 metro užsakiau tik vienos spalvos, dabar bijau pameluoti, bet lyg ir tik vienos spalvos, bet visi kiti dydžiai bus 2 spalvų. Bet atsivaizduos elektroninėje parduotuvėje, tik tai aš manau, kad sekmadienį gal dalį jau įdėsiu ir rytoj. Dar viena jų naujiena, taip pat mediniai virbalai, bet tokie neutralios medžio spalvos, tai čia yra toks natūralios spalvos, jeigu taip galima išsireikšti, tai irgi čia jų yra šių metų naujiena, jie papildė tiesiog kolekciją, dar viena pozicija, tokia spalvų pozicija, gal taip galima pasakyti, kurie yra natūralios spalvos. Taip, tai paimta mano buvo standartinio dydžio ir trumpinti. Kalbant apie ilgį, tai standartiniai Liki virbalai yra kažkur tai apie 7,5 cm, kalbant nuo pradžios iki galo, kur metalas baigėsi, virbalo metalas. O standartiniai dabar, kad nesumeluot, berods 11 cm. 11 arba 12, žinokite, dabar taip nepasakysiu, senai matavau, elektroniniai parduotuvėje nurodyta tikrai yra. Kokio ilgio. Tai va, tai prisigrėbiau skirtingų dydžių ir būtent ilgius paėmiau 2. Kadangi kojinių siūlais vis giriuosi, vis naujus vežu, o tikrai buvo striuka su virbalais ir būtent mažaisiais, su plonaisiais virbalais, tai papildžiau būtent plonus virbalus. Kažkaip populiariausia, gal netgi taip galima pasakyti, tapo būtent rožiniai, tai atkeliavo skirtingų dydžių ir rožinės spalvos, tai va 275, tada atvyko ir 2, ploniausi jų turimi, 225 atvažiavo ir čia paskutinis 375. Taip, ir paskutinė pozicija, kuri atvyko, tai pasipildžiau būtent rožiniais prisukamais virbalais, ėmiau irgi ir standartinio dydžio ir ėmiau trumpintus prisukamus virbalus. Tai šioje iš esmės siuntoje yra būtent pozicijos tik tai prisukami virbalai, 3 skirtingų pozicijų, kojinių virbalai ir prisukamiem virbalam valai. Tai kaip ir minėjau, visą šią
visą šį siuntos turinį elektroniniai parduotuvėje rasite tik tai, manau, kad sekmadienį, nes šiandien tai tikrai nebespėsiu. Dar yra nemažai supakuoti siuntų, gal spėsiu dalį įkelti savaitgalį. Tai galėsite užsisakyti, nes, kaip žinia, virbalų niekada nebūna per mažai, bent jau aš savo dėžutėje virbalų turiu tiek, kad galėčiau dar turbūt antrą parduotuvę atsidaryti, nes gal vienu metu buvo daugiau mano asmeninių virbalų dėžutėje, negu Patrė siūlų elektroninėje parduotuvėje, nes kažkaip aš pati labai mėgstu, pati noriu turėti visus dydžius po ranka. O kaip žinia, pas mane mezginių yra ne vienas ant virbalų, tai žodžiu, net ir to paties dydžio virbalų turiu ne vieną, o netgi kai kurių pozicijų turiu netgi ir po 5 dydžius, tą patį dydį. Tai va, tai manau, kad tikrai reikalingas dalykas tie virbalai ir matau pagal jūs, kad lyg ir atrodo nusipirkote ir jau apsipirkote ir jau apsirūpinote virbalais, bet grįžtate su klausimu apie kažkurią tai naują poziciją, apie naują spalvą, apie naujus virbalus, kaip su jais megzti ir iš smalsumo įsigijate pačios pabandyti. Nors virbalai yra toks dalykas, kad patarti dėl jų yra sunkiausia, aš įprastai sakau, kuriais mezgu aš, bet pasakyti, ar ir jums bus patogus ir jūs būtent juos rinkitės yra labai sunku, nes mes, jeigu kalbant apie siūlus, aš galiu tikrai patarti ir sakyti, šiuos imkit vienam ar kitam mezginiui, tai su virbalais vis tik reikia juos perleisti per savo rankas, prie jų priprasti, išsibandyti ir savo prisitaikyti, nes mums labai skirtingai visoms patinka virbalai. Ir tai nerodo virbalo blogumą ar gerumą, nes tikrai yra vienos, kurios mezga tik bambukiniais, kitos tik metaliniais, dar kitos mediniais, kitos kvadratiniais, taip toliau ir panašiai, ir tų virbalų yra iš tikro gausybė pasiūloj. Tai aš pati irgi pradėdama megzti bandžiausi ne vienus virbalus. Man iš dalies ir šiek tiek pats mezgimas pasikeitė, jo tankis, ranka kitaip įgudusiai jau kitaip mezga. Tai aš kiek esu išbandžiusi virbalų, aš apsistojau ties lygi virbalais ir manau, kad jų nekeiščiau į kitus. Aš girdžiu pastebėjimus dėl kitų įmonių, dėl kitų tiekėjų virbalų ir klientės yra patenkintos ir džiaugiasi turėdamos vieną ar kitą, nežinau čia kaip pasakyti, rūšį virbalų. Ir viskas yra tvarkoje ir teisingai ir džiugu, kai žmogus atranda savo virbalą. Tai yra ganėtinai, manyčiau, svarbu, nes virbalas tai jau yra priemonė, kuri nėra iš dalies taip dažnai keičiama, kaip tarkim, siūlus. Mes juos naudojame, mes juos sumezgame ir juos nešiojame. O virbalas yra mūsų darbo priemonė, kuri, aš manau, visų pirma, ji turi būti mums patogi. Tai yra svarbiausia. O kokią jūs priemonę pasirinksit, kurios į firmos, už kokią kainą, tai čia yra jau absoliučiai individualu kiekvienai ir įpiršti, kad rinkitės lygiai, nes jie patys geriausia, tai manau, kad būtų neteisinga. Aš tik tai tiesiog nuo savęs įprastai sakau klientėm, kad aš juos renkuosi, nes man iš esmės jie yra geriausi, kuriuos esu bandžiusi. Tai va, tai bei yra nemaža dalis klienčių, kurios išsibandžiusios likė, kiek žinau, liko prie jų, galbūt turi ir dar ir kitų žinoma virbalų, bet džiaugiasi būtent šiais virbalais. Tai va, dar, kadangi jau šį siuntą atėjo būtent su prisukamais, esu sulaukusi klausimo, ar man patogu, ar man neatsisuka. Nes nepatogu, erzina, kai atsisukinėja. Iš esmės, būtent šią temą aš esu dariusi YouTube kanale Patrė siūlai, būtent video kalbėjau apie prisukamus virbalus.
kad jie neatsisuktų. Tai aš gal dar tiesiog labai trumpai. Man neatsisukinėja, kai aš padarau vieną tokį dalyką, tai su šiuo va tokiu varšteliu įkišusi va šią skylutę, aš priveržiu, kad laikytųsi tvirtai. Ir tada jisai nesisukinėja ir jūs paprastai pirštais neatsuksite, yra didelė tikimybė, kad jūs sulaužysit virbalą. Jeigu aš patingiu tai padaryti ir neužveržiu pilnai taip, mezgant atsisukinėja ir su laiku pradeda tai erzinti ir įprastai aš tuomet jau nepatingiu pasiimti būtent šį tokį raktelį ir prisukti ir mezgu be vargo. Dar sulaukiu klausimų, ar nekimba. Iš esmės nekimba, nebent gali būti gamyklinis brokas, be abejo, kaip bebūtų, už visko stovi žmonės, ką be gamintų, stovi žmonės ir jeigu pasitaiko tokie, kur ten, tarkim, tikrai tikrų gamyklinių brokų, taip, manau, kad galėtų kabintis, bet jeigu tai yra tvarkingai padaryti valai ir virbalai, kliūti siūlas neturėtų. Kitas dalykas, aš pati buvau megzdama užlaužius valą, jis susilankstė, teko išmesti, bet čia jau buvo mano klaida ir tai jau buvo dėl to, kad aš neteisingai, tiksliau aš dabar neatsimenu pilnai, kaip buvo ta istorija, bet esmė buvo tame, kad man atrodo, pas man buvo ant valo per mažai akių, ir tiesiog aš kažkaip valas išlindo tarp akių, nežinau net kaip pasakyti, ir jis įlinko. Bet tai čia buvo tiesiog per prievartą daryta, nes man buvo per mažai akių pririnkta, aš kažkokį mažą daiktą mesgiau, gali būti, kad rankovė. Tai va, ir tiesiog aš jį sulenkiu ir teko valą išmesti, bet tai čia ne gamyklinis brokas, tai jau buvo mano brokas. Dar kitas niuansas, klausėte dėl lūžimo. Vis tik tai yra mediniai virbalai, be abejo. Nieko nėra amžino ir jeigu patvaresnis yra metalinis dėl savo medžiagos, taip, metalinį sulaužyt, spėju, kad nėra taip lengva ir praktiškai neįmanoma, kalbant apie tai, kad atsisėsite arba rankose lūžtų ir taip toliau. Tai kas yra su mediniais, tai tikrai ypač ploniausi, tarkim, kojinių virbalai, štai, pavyzdžiui, tokie, tai tikrai jie tokie plonučiai, tikrai yra tikimybė jiems lūžti ir taip gali būti. Iš visos praktikos, kiek aš dirbu su šitais virbalais, tai vienai berods klientai pasitaikė taip, kad jinai tik pradėjusi megzti, jį sulūžo. Man pačiai taip nėra buvę, esu sulaužius, tiesiog, man atrodo, ar tai atsisėdus, ar tiesiog dėl fizinis tas lūžis buvo, dėl fizinių veiksmų, gal taip galima pasakyti. Tai vienoj praktikoje pas vieną klientę buvo, kad tiesiog gavau žinutę, kad rankose lūžo tik tai pradėjusi megzti. Sužiūrėti, ar tai buvo gamyklinis brokas, ar buvo per tankiai megzta, sunku pasakyti ir komentuoti, bet visi variantai yra galimi. Nes kaip bebūtų, tai yra vis tiek medis ir medis lūžta, o patys ploniausi jie yra tokie jautriausi tiem lūžiams. Bet visumoj, nes aš daugiausiai ir lygiai ir turiu, šiaip aš ir mezgu, aš turiu ir adį virbalų, bet aš mezgu pati lygiai, šiek tiek turiu Knit Pro, Ginger ir Symphony, bet vis tiek aš kažkaip pagrindą laikausi mezginiuose būtent lygiai, tai taip, kad man lūžtų iš mano pačios praktikos, tai aš vis tiek ir kelionę vežuosi, tai gal koks vienas ar du. Gal vienas, netgi sakyčiau, kažkaip tai nusispjaunu iš karto bekalbėdama, nes man visada tai būna, prikalbu ir žiūriu, tas ir nutinka. Mano mama yra buvę, man atrodo, net dviejus yra sulaužiusi, bet vėlgi ant vienų atsisėdo, kitus nepamenu, kaip buvo, bet dėl kažko tai irgi lūžo. Tai va, tai dar kas, jeigu kalbant apie keliones, mėgstate, nes aš bent jau tai visas keliones visada imu siūlus ir virbalus,
Tai tikrai, kad juos apsaugoti, kad nelūžtų kelionės metu, tai tam ir yra būtent pridedami ir tokie stoperiukai, galite rasti ir Patria siūluose, yra gauta iš Katė tokie spalvos virbalo, kas gali irgi apsaugoti, ne tik, kad akis nukris ir pamesite akis, bet ir dalinai ir nuo lūžio gali apsaugoti, nes jau jie turi tokią, kaip ir šiokią tokią apsaugą, bet šiaip visumoje galite pilnai naudoti būtent šitos stoperiukus, nusukat virbalus, juos uždedat, virbalus saugiai padedat ir keliaujate su savo mezginiu ir tikrai neturėtų sulūžti. Tai aš gal tiesiog dar papildomai apžvelgiau šiek tiek klausimų, kurių sulaukiu iš jūsų, kai eina kalba apie medinius virbalus, nes vis tiek klausėte man ir patarimų, ir įžvalgų, tai aš šio video dar tuo pačiu tokią mini apžvalgėlę padariau ir papasakojau iš savo ir klienčių patirties. Tai kągi, ačiū, kad žiūrėjote, aš skubu pakuoti siuntas šių 2 dienų, nes tikrai vėluoju pagal terminus išsiųsti, dėl ko labai save graužiu, nes tiesiog fiziškai nespėju dėl užsakymų gausos. Tai ačiū, kad buvote šį vakarą kartu ir virbalai per šias dienas paklius į elektroninę parduotuvę ir būtinai pasidalinsiu tą žinutę, kai jau šie virbalai bus mano elektroninėje parduotuvėje www.patriasiūlai.lt. O šiandien ačiū, kad klausėte, kad buvote šalia ir gražaus artėjančio savaitgalio. Ate, ate.